Rugsėjo mėnesį Lietuvos čempionatas. Apatiniai smūgiai? Smūgiai tavo turi slysti į veidą, nuo tavęs ne pas tave. Jo, gal tu nekelk į viršų. Tu nebūk, jo. Bet šalis tavęs nepilnai pakeisti, jo. Va, tai. Iš to, kad tai nesu žiūri, kad gražiai svorio centras būtų. Tiesus. Tai tu čia stabdai, tu jau trauksi jį atgal, kad gausis, kad iš tavo rankos. Šonus laikai? Eik, na! Ačiū, supistai malonu. Čia? Jo, kaip prasukoju. Susikūpink prie. Jaučiuosi kaip debila. Yra biškė. Jo. Ne. Yes. Keiti stovės du kartus. Šitai? Jo, ir su kairė koja užeinant, išmėgti smūgį, grįžti atgal su 10 žingsnių. Dvyliktukas čia ganėtinai šiaip skaudus yra, ne? Barose nestovėtų. Dvyliktukas stovi pas mane Jurgis 62 kg. Turime paroną, mažai prasimuša krumplą. Stovėtų visą laiką būtų kirtinės, mėlynės, visi prašytų parodyti, ko nemuša. Vėl, čia yra blogai, kada tu pasiimi maksimaliai daug apsaugos, tada tu gali visą treniruotę lavinti jėgą, žinodamas, kad tu jo netraumuosi. Tai nes tu tobulėjai, tau reikia va tokio, nereikia daryti, ne jau ten žaidimo, kad aš nemus. Ne, tai savęs, kaip, prisideda, kūniai, pečių, jo, paralonų daugiau jo. Bet aš ne iš to, o technikos. Kada tave visą laiką stabdo, sako, nemuš stipriai, tu pradėti tokį trumputį daryti, kad tik nesužeisti. Kada daug apsaugos, tu visą jėgą mušytum, supranti, kad tu jo netraumuoji, bet ir tu sprogimus darai. Tu savęs spaudi maksimaliai, savęs nevaržydamas. Pridėti šių kojos ir nugarą.
Kaip ant scenos, net visas šlapęs. O kritimai blizgiais. Turi žinoti, ką aš valgau.